jie ten visi buvo. Nu. Upelis bėga. Ten toks. O einam dabar ščiučiovinų traukti. O Jėzus. O Jėzus. Žiūrėk, kokia kupra styro, ne, iš vandens. Kupra, grinai. Kuprota. Ciu. O. Tu ją atkabink nuo valties. Nevlogą pagavau? Nu. Imk tu dabar. Vala, aš tai nusifotografuot, paskui norėsiu. Oi. Nu nesvarbu, pafilmavom, pažiūrėjom. Dabar atsisveikinam su žiūrovais. Ai, pasakom jiem tiksliai, kad jinai svėrė 6 kilogramai. Pilvas storas. Nu va, nusišypsom. Na štai, gerbėmieji žiūrovai, tęsėme mūsų nuostabią žūklę Daugų ežere. Ar jūs tai matote? Lygiai tokia pati, lygiai ant tokio pačio. Tik tai traukiant jau jį lauk užsikabino. Žvėris. O jau norėjau baigti žūklę. Teks dar biškį pamėtyti. Na štai, baigiau tą žūklelę. Gaila, kad tik 2 normalesnės, kitos 2 nenufilmavau, bet mažytės paleidau. Na, o dabar norėčiau jums parodyti, kaip jos atrodo kartu. Oi, 2 draugės. Dvi gražuolės. Na va, tokia ta žūklė Daugų ežere. Ir taip, gerbėmieji žiūrovai, nuostabi rugsėjo 20 diena, Daugų ežeras. Žvejojom visą dieną, nieko nekimba. Bet staiga, netikėtai, mes pagaunam štai tokį dramblį. Jūs manot, kad jisai nedidelis? Iš tiesų, jisai sveria 1,5 kilogramo. Trumpa, bet stora gražuolė. Bomberis. Oi. Tai va, dar tik prasideda vakarinis kliovas, tikėsimės dar ką nors pagauti. Sveiki, gerbiami žiūrovai. Graži spalio 6 diena, rubikiai. Neseniai pradėjau žvejybą ir jau galėčiau pasigirti. Nėra tokia didžiulė, kokią pernai pagavau. Bet arši šunėkas. Nu va, dabar pavalgysiu ir bandysiu didžiąją gumą. 14 metrų gylyje. Tikiuosi dar pasimatysim. Ir taip, gerbiami žiūrovai, tęsėme, man atrodo, eilinis rubikių rudens monstras. Oi, kaip po velnių, kaip sunku
Ar jūs tai matot, gerbiami žiūrovai? O čia tai eik tu načiort. O čia tai eik tu načiort. Bus kaip ir pernai. Ne mažiau. Eik tu savo. Čia tai buvo kova. Vienas valtyje. Dviem meškerėjom užsipainiojo. Bet aš ją paėmiau. Pasversiu ir pasakysiu kiek. Iki. Pizdė. Oi. Nu ir ką? Nu ir vadinasi Drūkščio ežere. Aha. Žanui užkibo su vobleriu užmušė lydeką. Kaip dėjo ant galvos? Kai dėjau ant galvos, tiesiai. Nugi pažiūrim. Nugi pažiūrim. Aš kilstelnu meškerę. Oi, bliat, atsiprašau. Va tai va. Tai va. Ir voblerį mato, tai jeigu ką. Jo, o vobleris dydžio yra, nu, kaip... O, mat, vėliau mat. Gerai. Mes ją vėliau pasversime ir jum pranešime. SMS žinutė